pašnekėkim truputėlį apie jos centrus. Tie centrai, kurie, dėl paprastumo, tie centrai, kurie yra spalvoti, tai ten, kur jinai turi rezistingumą ir jinai yra atspari pasaulio problemų. Tie centrai, kur yra nespalvoti ir balti, ten dėja, kur jinai turės dirbti ant savęs, bandyti kažkaip keisti, nes ten bus kaip tik tos silpnybės ir tarkim ten, kur jinai bus labiau pažeidžiama iš pasaulio kitais žmonėmis. Tai nėra blogai, visi mes turim savo silpnųjų vietų ir stipriųjų vietų, tiesiog reikia žinoti, ant jų dirbti ir tas savo silpnasis vietas paveikti taip, jog jos patampa priority, ne, ir patampa tada mūsų stiprybėmis, visą tai galima suveikti. Ten, kur yra balta, irgi ne visada yra silpnybė, tai yra tiesiog laisvumas pasirinkime ir laisvumas, kaip žmogus gali išsireikšti, negu kad kai žmogus turi spalvotą ir ten jis tik tai tokiu būdu ir veikia, ir taip mąsto, ir taip visada yra, toks jis yra, koks jis yra. O ten, kur yra balta, jis gali pasikeisti ir būti truputėlį chameleonu. Tai pradėkim nuo galvos, galva yra visiškai išdažyta, galva jos atžvilgiai, jinai bus užsispyrusi, jinai turės savo nuomonę, jinai turės savo nuožiūrą, prisiminkim, juk jinai yra miegančioji Feniksai, jinai turi turėti kitokią nuomonę, ne? Jinai turi turėti savo pasirinkimą taip, kaip jinai tai masto, ne? 64-47 šitas kanalas daro ją tai reiškia, jog jinai filtruos viską, ką jinai pergyvena, išmoksta, jinai perfiltruos ir tas ir išugdys joje tą asmenybę. Tai tarkim, jeigu ją kur nors vaikystėje išgąsdins šuo, jinai visam gyvenimui tai prisimins ir jau jos neįkalbėsi, juk šuo tai yra žmogaus draugas. Jinai tau rėštels 40 visokių ten argumentų, kodėl šuo nėra geras pasirinkimas ir tikrai neturi, jinai jo ten turės. Čia, aišku, tik tai toks simple example, ne, bet jinai tikrai mokysis iš savo klaidų, iš savo praktikos, iš savo kažkokių nugyvenimų. Nebūtinai savo, jinai galbūt išgirs istoriją, jinai ją perfiltruos ir jinai nestos ant tų pačių grėblių. Taigi jinai bus tikrai inteligentiška. Problema yra su tokiais žmonėmis, jog jie kartais per daug viską sureikšmina ir per daug, jie būna tokie, blemba, tiesmukiški. Pas jie yra 43 vartai, tai yra tikrai inovatoriški ir mes jau su tavim šnekėjom kaip Feniksai. Jie atneš naują. Bet jie turi žinoti, kada apie tai šnekėti, ne? Nes kartais ir kokioj kompanijoje apie tai šnekėti. Nes kartais galima sėdėti už stalo ir pasakyti tokį dalyką, kuris, blemba, bus awkward, ne? Truputėlį keista visiems, nes jie gal dar nepasiruošę išgirsti tos nuomonės, kuri yra tokia stipri paslėja. Tai reikia ją mokyti, kad mandagi tiesa ir tiesa laiku leis jai su savo charizma paveikti žmogų 100% geriau, negu kad rėžti tiesą į akis, kai tas galbūt nebus teisinga ir įsigyti savo kokį, netekti draugo dėl to. Tai jo 43 turi super naujoviškas idėjas ir jie bus puikus biznise ir jie bus puikus darbovietė, nes jie suras, kaip optimizuoti ir kaip pakeisti naujoviškumą tą tokį. Bet visa tai turi būti laiku ir turi būti atitinkamu metu, ne? Pas ją, tai dar ne tik tai, kad jie gali susireikšminti, bet jie gali truputėlį būti stačiokiški ir per daug galvoti. Ir tas per daug galvojimas, kaip tas per daug galvojimas yra, kad tu, blemba, pastoviai pasiskendęs mintise ir tada galvoji, balta ar juoda, raudona ar žalia, taip ar ne, blemba, ką man daryti, ne? Ir kad jinai neužsiparintų, kad jinai rastų kažkaip būdą per savo, per
kūną, greičiausiai jinai turės daug kuo užsiimti, kad nepaskesti tuose mintise. Taigi jai svarbiausia būti užimtai, kažką daryti, ne kažką susigalvoti, kad nepaskesti ir nespoksoti į lubas ir nepradėti galvoti. Nes jeigu pradės galvoti, nu tai čia jau tada depresija garantuota. Jinai turi, dabar mūvinam prie kito, jinai turi uždengtą čia gerklės kanalą, o tai yra išreiškingumas. Ir jos atžvilgiu jinai bus labai išreiškinga, jinai tikrai galės išsireikšti skirtingais dalykais, taigi jos charizmacija pasirodys ne tik jos lyderystė, bet jinai mokės tą savo praktikinės žinias, kurios jinai išmoko, labai gražiai pateikti. Jinai irgi bus 62, jinai bus labai analitiška, jinai žinos daug detalių, detalės jai bus svarbios. Jinai dalykus žinos, pilnavertiškai, jinai išmoks nuo A iki B, jinai tikrai bus talentinga, jeigu jai jau bus įdomu ir svarbu, tai jinai tikrai visas detalės išmoks. Ir tas detalės jinai mokės papasakot labai labai įdomiai. Jinai mokės supaprastinti labai kažkokius complicated dalykus, kurie, pavyzdžiui, jinai mokės išpasakot, pavyzdžiui, fizikos teorijas žmonėm, kurie visiškai nesupranta, bet taip tą viską išreikšti, jog tas bus ir suprantama, ir aišku, ir labai įdomu. Jinai tikrai bus ne filosofė, bet oratoriškos, jinai bus gera oratorė tikrai, jinai turės lyderystės galimybės, tik svarbiausia, kad jos neužgožti, kad jinai tikrai pasitikėtų savimi ir turėtų jėgų reikšti tą savo talentą. Judam toliau, sakralas. Tas sakralas ir daro ją manifestuojančią generatorę. Ir pavyzdžiui, jau mes šnekėjom apie 2034, jog tai yra veiksmas tuo metu. Greitas decisijų priėmimas, greitas aktyvumas, daug jėgų padaryti, bėgti, 10 visokiausių. Jinai, man atrodo, gal tikrai turės daug vaikučių, nes jinai ieškosi to artumo, artimų žmonių, ir jinai tikrai spės padaryti ir biznį, spės ir vaikus pamaitinti, ir vyrą pamaloninti. Tai tik tai reikia žinoti, jog jinai turi tą penketą. Penketai tai yra žmonės, kurie veikia savo ritmu. Vat jinai turi savo ritmą. Pavyzdžiui, ten nuo 6 iki kelti 6 ryto, tada 7 bėgti, nežinau, prabėžko, ir tada nuo 9 iki 12 jinai dirba. Ir 12 būtinai pakakot, nes jeigu nepakakos, čia jau jos tipo ritualas yra tipo pažeidžiamas, ir viskas, jinai jau bus pikta, jinai pradės frustruoti, jinai pradės pykti ant gyvenimo, kad jau kažkas tai jo ne taip. Žmonės turi prisitaikyti prie jos ritualų, prie jos gyvenimo pripratimų, negu jinai. Jinai pradės pykti, jeigu kažkas neatitinka jos ritualams. Tai reikia prisitaikyti prie jos, negu kad kažką jinai prisitaikys prie kitų. Tai čia, Evelina, keep in mind, nes galbūt jinai pradės, ten tipo, mama, ko čia užeini į mano kambarį? Čia yra mano tipo dalykas, čia yra mano ritualas ir čia nieks neturi užeiti.